Labas vakaras visiems ir mes esame gyvame eteryje. Mano vardas yra Mantas Simaitis, su manim yra Daina Bogdaninė ir šiandien vyksta 12 dalių webinaro ciklas Prisijaukinkime Norvegiją. Ir šiandien, ladies ir džentelmenai, yra šio ciklo 11 dalis, kurioje kalbėsime apie kultūrinį konfliktą darbe arba viešoje įstaigoje. Ir sveikti su mūsų webinaro autorė, ekspertė Daina. Labas, Daina. Labas vakaras, Mantai. Mes paskutinį kartą su tavimi matėmės prieš daugiau nei 2 savaitės, gal 2,5 savaitės. Daug dalykų pasikeitė. Ar kas nors įdomaus atsitiko tavo gyvenime? Žinau, kažko tokio, ką galėčiau papasakoti, tai tikrai ne. Bet bent jau atėjo pavasaris. Ne? Pavasaris atėjo, saulė šviečia, o dabar šviesu. Fantastika. Aš jau žiūriu, kad mūsų transliaciją palovino Jaroslavas. Tai vat, pasisveikinkim visi su mumis, parašykite komentaruose, sveiki, parašykite komentaruose, iš kokio miesto stebite mūsų transliaciją, nes yra labai svarbu mums sužinoti visą geografinį spektrą, kur pasiekia jūs mūsų transliacijos. Antrasis, kuris palaikino transliaciją, buvo Alma. Pirmieji gaus daugiausiai dėmesio, žiūrintys kyla aukštyn. Pasidalinkite transliaciją, pakomentuokite, taip pakelsit mūsų turinį. O mes tada, Daina, galim aptarti šiandien šiek tiek mūsų būsimą temą. Šiandien kalbėsim apie kultūrinius konfliktus darbe ir viešoje įstaigoje. Ar tai dažnai atsitinka tokie dalykai, pavyzdžiui, tu nemažai laiko gyveni Norvegijoje, papasakok biškį savo nuomonę, ar atvažiavę lietuviai dažnai susiduria su kažkokiais konfliktais darbe, pykstasi? Jo, aš tarp kitko, kadangi mano toksai darbo pobūdis, tai čia tu, žinai, paklausai kaip daktaro, ar tu dažnai susiduri su sergančiai žmonėm. Taip, aš savo darbe dažnai susiduriu su žmonėm, kurie patiria konfliktus darbe, todėl kad jie dėl to ir kreipiasi į darbo inspekciją. Ir kitas dalykas, kadangi aš dirbu tokio įstaigų kaip paslaugų centras užsieniečiams dalį laiko, ne visą savo darbo laiką, bet dalį laiko. Ir tenai ateina interesantai, tai yra mūsų naudotojai, kurie kreipiasi dėl būtent šitų dalykų, kažkas tai atsitiko darbe. Tai aš dėl to matau, kad ir su darbiniais konfliktais imigrantai turi problemų ir su konfliktais viešosiuose institucijose, nes kartais jie negauna to, ko nori, todėl kad paprasčiausiai kultūriniai skirtumai lemia kitokį bendravimą ir tada, žodžiu, gaunasi tokia kultūrinė avarija, kad neišeina tas bendravimas. Fantastika. Tai man atrodo, būtent dėl to mes ir darom tuos webinarus, dėl to, kad paaiškinti viską taip, kaip padėti žmonėms integruotis į Norvegiją. Jaroslavas sako iš Ginklų miesto Raufas. Daina, eteris tavo. Taip, jo, paleidžiam savo šitą prezentaciją, bet kaip aš bandau padaryti, kad tas liūtas vis mažėja, o tas katinas, tai liūtas mūsų pradžioj pristatėm yra Norvegija, kuri gali būti ir labai griežta ir neteisinga ir mums nesuprantama, bet paskui, kai prisijaukini, tai jinai tampa kačiuku, kurį mes suprantam ir galim puikiai su juo gyventi. Dabar, ar tau buvo kada nors darbinis konfliktas arba konfliktas kokioje nors institucijoje? Arba dar žiūrovai gal parašytų, ar kada nors patyrė institucijoje nuėję navę, skatetatn, dar kažkur tai kažkokią tai nesusikalbėjimą, kad jums atrodo viskas sakau teisingai, bet manęs nesupranta. Ar kažkada yra buvę tau, man tai? Ne, tokių dalykų, tokių akivaizdžių gal nelabai, gal tik tai gydymo įstaigai, bet aš turėjau čia neperžiniausiai tokį dalyką, kai tikrai su sveikata buvo prastai, o man pasiūlė Fishermano, sako, tu įsidėk, tai aš taip, mes norvegiškai susipykom, abu pasidėjom, patylėjom, pažiūrėjom vienas į kitą ir atsisveikinau. Tai buvo turbūt gal didžiausias mano konfliktas su institucijom. Tai tu norvegiškai sureagavai, tai viskas buvo gerai, tai ir nebuvo to konflikto, bet mes apie sveikatos apsaugą ir kultūrinius skirtumus jau kalbėjom kažkokiame webinare, tai šį kartą nenagrinėsiu. O pasakyk į klausimą man, kas svarbiau, ar būti teisiu Norvegijoje, bet įrodyti savo tiesą, ar mandagumas, kaip tau atrodo? Čia kaip ir vyro klausė, ar tu nori būti teisus, ar tu nori būti laimingas. Tai O jeigu taip atvirai pašnekant, atsakant į tą klausimą, tai aš galvoju, kad svarbiausia nebūti teisiu ir nemandagumas, o tiesiog komunikacija, kad žmogus suprastų tave, ką tu nori pasakyti, o tu suprastum, ką jisai pasakyti nori. Ir tada jau iš tos situacijos kažkaip sprendžiasi.
Jo, čia labai teisingai, bet va ta komunikacija yra pats sunkiausias dalykas, todėl kad ir komunikacija netgi namie su savo vyru ir žmona ir net su savo vaikais jinai yra labai sudėtinga, o komunikacija užsienio šalyje, nemokant kalbos, nežinant kultūros, dar sudėtingesnė. Tai pirmiausia apie konfliktus darbe. Mes žinome apie tokį dalyką kaip psichosocialinė darbo aplinka. Tai ką aš matau, kad labai dažnai darbe, žmonės dirba tokiame darbe, kuriame nėra tvarkos, nėra taisyklių, darbuotojai gali būti nelaimingi tenais, nes jie dirba darbą tą, kurį jo nenorėjo dirbti, galbūt atvažiavo su kitais lūkesčiais, bet pateko į darbą, kuris visiškai nemėgstamas. Kolektyvas tarptautinis, tai visų pirma, mes esam visi skirtingi žmonės ir dar tu dirbi su tarptautiniu kolektyvu, kuriame vėlgi ten tautiniai visokie skirtumai yra. Arba ten yra, sakysim, netgi tos paslėpti kažkokie tai istoriniai nesutarimai. Yra buvę tokių situacijų, kai lietuviam vadovauja Rusija, todėl kad galvojo, kad jos supranta rusų kalbą, pasirodo, kad jau jos nesupranta ir be to jos prieš nusistačiusios yra. Tai labai dažnai tas yra vidinis nepasitenkinimas ir tokia kova dėl statuso prasideda netgi nekvalifikuotame darbe, nors jokio statuso ten jokia vadovybė neįžvelgia, kad ten man neskiria darbų, ar man skiria per daug darbų, arba aš vyresnė, tai manęs jaunesni turi klausyti ir taip toliau. Bet labai dažnai atsitinka taip, kad ir kolega gali nepatikti, atsirasti jūsų darbe kažkoks tai. Ir viršininkas nori, kad jūs spręstumėte konfliktą pagal norvegišką tvarką. O kaip yra pagal norvegišką tvarką, man tai ir tu maždaug įsivaizduoji. Ar per sunkaus klausimo paklausiu? Aš gyvenu toje šalyje, tai aš daugmaž ir pastebiu, kaip žmonės konfliktų sprendžia. Tai visų pirma šitoje šalyje, kiek aš pastebėjau per savo 13, beveik 14 metų gyvenimo laiko, kad visi konfliktai yra sprendžiami nekeliant balso ir taip labai stengiantis išlaikyti tą ramybę. Ir tokia nerašyta taisyklė, bent jau kiek aš pastebėjau, kad sprendžiant konfliktą, jeigu pakeli balsą, jeigu pradedi rėkti, tai tu praloši. Tai šitoje vietoje reikia labai ramiai, aiškiai, argumentuotai dėstyti. Kaip tik nuleist balsą, dar geriau pašnibždom iš vis kalbėti. Taip, pabandykit ir pažiūrėkit, kaip sureaguos tada. Bet aš dar matau tokį dalyką, kad dažnai, kai tie konfliktai atsiranda, tai mums atrodo, dažnai žmonės lietuviai mažiau turi tolerancijos. Tai labai dažnai atrodo žmogui, kad aš teisus, o tas kitas yra neteisus. Norvegai turi didesnę toleranciją. Jie jau nuo vaikystės yra išmokinti, kad mano tiesa nėra galutinė tiesa ir aš turiu pripažinti ir kito žmogaus poziciją kažkokią. Tai lietuviai labai dažnai nori, nes jie ateina ir sako, nubauskite šitą, todėl kad jisai tą ir tą daro. O norvegai į tai žiūri, kad ne, jūs turite susitaikyti, arba jie žiūri į tai kaip į samarbeids problemą. Nemoka bendradarbiauti kolegos. Samarbeid yra bendradarbiavimas ir jie turi išmokti bendradarbiauti, jie turi išmokti būti viename kolektyve. Konflikto sprendimo tvarka Norvegijoje yra, kad tu turi eiti pas viršininką. Tu negali pradėti pakeltų tonų, kaip sakei, aiškinti kažkokiam savo kolegai, kad jisai kažką blogai daro. Labai dažnai reiškia priimti konsensusą, tai yra susitarti, kaip vaikų darželė. Žaiskime draugiškai, nes čia, kaip sakiau, jau yra tokia moteriška kultūra ir vengimas Aš labai tikiuosi, kad girdit jūs. Daina, ar tu girdi mane? Parašykit komentaruose, ar tik tai aš esu užstrigęs, ar Daina kažkaip užstrigo, nes aš pakol kas nematau. Parašykit komentaruose, ar ta transliacija tęsiasi, ar ne. Ar man labai įdomu sužinoti, ar čia aš užstrigau, ar čia Daina kažkur tai dingo. Kas žiūri transliaciją, parašykit. Daina, girdi mane?
Aš girdžiu viską, tik tai ten ratukai sukasi, kur mūsų turi būti paveikslėliai. Mums rašo, kad man buvai užstrigus, taip pat ir Jaroslavas parašė, kad tu buvai irgi užstrigus. Tai jeigu gali papasakoti apie tą tęsiasi. Gerai, čia jau techninės klaidos. Tai norvegai galvoja, kad reikėtų, žodžiu, visų pirma, iš viso to konflikto nekelti, o jeigu jau kažko tai nesusitari su kolega, tai labai ramiai nueiti pas viršininką ir pasakyti, kad aš norėčiau, kad mes galėtume su tuo ir tuo kolega geriau bendradarbiauti, nes aš turiu bendradarbiavimo problemų. O jokių būdų negali sakyti, kad jisai toks, anoks ir iš viso nenoriu aš su juo dirbti. Ir labai norvegai šito nemėgsta. Kitą dalyką dar pastebėjau, kad labai dažnai norvegai iš viso vengia šitų tarptautinių kolektyvų, ten, kur dirba daug užsieniečių, ten vyksta labai daug konfliktų ir vyksta tos, čia lietuviškai, rusiškai rasborkės tos vadinamos. Tai norvegai, jie nenori tenai kištis ir jie labai dažnai pastato mellomleder, tai yra vadovą tiem grinai tom grupėm užsieniečių, kad būtų kažkoks irgi užsienietis, kuris geriau supranta tą kultūrą. Ir tas užsienietis labai dažnai įveda visiškai kitokią ir nenorvegišką kultūrą. Ir ten jau vyksta toksai gyvatinas gana dažnai. Tai va tokių būna dalykų darbe. Bet jeigu jūs dirbate norvegiškam kolektyvą, tai turėtumėte suprasti, kad visgi tik tai čia konfliktai sprendžiami kažkaip kitaip, negu gal mes pripratę Lietuvoje. Tai va vieną tokį konfliktinį atvejį aš labai dažnai pastebiu ir aš ne vieną kartą skundėsi vyresnio amžiaus moteris, kad jos darbe dirba, kuriame jau ilgai dirba, kuriame jos turi statusą ir jau užsitarnauta kažkokią tai pagarbą. Ir ateina kolegė jauna į tą darbą ir tai kolegijai visas dėmesys, o man aš tarsi jau prarandu kažkokią tai savo galią, ta imigrantė jaučiasi. Ir jinai pradeda norėti atstatyti tą savo galią ir jinai pradeda sakyti, ką ta jauna naujai atėjusi darbuotoja neteisingai daro ir bando skųsti. Bet vietoj to, kad jinai gautų palaikymą iš vadovybės, kaip tik sako, kad būtent tu blogą darbo aplinką sukuri. O ne ta jaunoji kolegė, nes jeigu tau yra neduota joks mandatas ir jokia galia taisyti tą kolegę ir ateiti ją skųsti, bet tu turi su ją bendradarbiauti ir, žodžiu, visą laiką bandoma yra sutaikyti. Tai kuo labiau žmogus priešinasi tam bandymam sutaikyti, kuo labiau jisai nori, kad jo kolega nubaustų, tuo labiau įsisiūbuoja konfliktas. Nes jeigu pasižiūrim fiziką, ar ne, yra supynės ir kad tas konfliktas būtų, tai iš vieno galo stovi vienas žmogus, iš kito galo stovi kitas žmogus ir tas supynės stumdo, ar ne? O kas atsitiks, jeigu iš vienam gale žmogus tiesiog neatstumia tų supynių? Ar ne? Tai jos sustos. Todėl, kad tas stumdys, pamatys, kad reakcijos nėra ir viskas pasibaigs. Tai šito mums reikėtų išmokti, nes Norvegijoje vadovo požiūriu visi darbuotojai yra lygus ir tu neturi norėti, kad tavo kolega išmestų iš darbo, kad tavo kolega ten kažkaip tai nubaustų, ko mes labai dažnai norime. Ir kitas dalykas, iš šito pavyzdžio būtent yra taip, kad atsiminkite, kad Norvegijoje nėra, ir man atrodo Lietuvoje taip pat ir dabar visam pasaulyje, jokios didelės vertės dabar jau nebėra, kad tu esi ilgametis darbuotojas. Tai to tokio vyresnio kolegos statuso, tas vyresnis kolega dėja jisai neturi. Ir tau taip atrodo, man, tai kad vyresni turi būti gerbiami labiau. Visų pirma, aš galvoju, kad jeigu pačiu amžių vertinant žmogų, tai čia toksai labai auklimo klausimas. Bet jeigu stažu, tai aš galvoju, kad tas žmogus, kuris daugiau yra išdirbęs, jisai tikrai turėtų kažkaip labiau būti pagerbtas greičiausiai. Negu tas, kuris atėjo prieš metų.
Jo, jisai tikrai daugiau žino, bet ar jisai turi turėti kažkokią aukštesnę galią darbę dėl to? Nu, aš galvoju, mes tos galios vertinimą galima vertinti tik tai vienu pavyzdžiu. Jeigu vyksta etatų mažinimas, tai visų pirma turėtų būti, pradedame nuo anksčiausiai dirbančių, o vėliausiai dirbantis paskutiniai tie, kurie palieka įmonę. Čia, man atrodo, taip turėtų galia skirstytis. Tai čia tavo nuomonė tokia, bet aš galiu pasakyti, kad Norvegijoje tokio įstatyme paragrafo nėra ir tai priklauso nuo įmonės taisyklių arba nuo kolektyvinės sutarties. Tik tai. Tai jeigu turi įmonę, reiškia įmonė turi kolektyvinę sutartį arba tavo įmonės taisyklėse taip parašyta, kad vyresnieji turi teisę likti darbe, kai yra atleidimas arba mažinimas etatų, tai taip bus, nes įstatyme šito nėra. Ja, važiuojam toliau tada. Taip, čia jau tokia, žinai, psichologija prasideda. Ar tau atrodo, kad visą laiką ten, kur yra konfliktas, jisai yra? Ar taip, ar ne? Kaip tau atrodo? Kaip vienam atrodo konfliktas, o kitam atrodo visai, kad ten ne konfliktas. Nu, čia labai priklauso, kaip jeigu abu vienodai pyksta vienas ant kito, tada taip, bet kartais būna tokių situacijų, kai žmogus labai smarkiai pyksta ant kažko, o tas kitas net neįtarė, kad jis su kažko pykstasi. Tiesiog gyvena savo gyvenimą, tiesiog būna su savo kažkokiais tai blogais įpročiais, valgydamas čepsi, laimingas viduje, o kitą tiesiog nervina tas. Tai galbūt panašiai. Tai kam blogiau yra? Tam, kuris pyksta ir nieko nesako, ar tam, ant kurio pyksta ir kuris nieko nejaučia ir net nežino? Tai man atrodo, čia jau pasakė atsakymą. Taip. Nu, tai taip, kartais visų pirma, jeigu jums atrodo, kad tu ant kažko tai pyksti, tai tada tu turi galvoti, kaip spręsti visą šitą reikalą. Ar man toliau gyventi su tuo ir pačiai nervuotis, ar bandyti išspręsti šitą dalyką. Tai kartais to konflikto gali ir nebūti. Sakysim, dvi moteris dirba darbe ir viena moteris nekalba su kita arba ten nesisveikina ir taip toliau. Ta kita, su kuria nesisveikina, jai atrodo, kad čia yra konfliktas. Va tavo požiūrį yra ar ne konfliktas? Ne, tai aš galvoju, kad konfliktas, jeigu taip konflikto apibrėžimas, tai turėtų būti iš abiejų pusių kažkoks tai bendras tikslas, dėl kurio pykstasi. Bet jeigu vienas pyksta dėl plaukų spalvos, o kitam ta plaukų spalva yra pats gražiausias dalykas pasaulyje, tai tada konflikto kaip ir nėra, tik tai vienpusis pyktis yra. Todėl, kad ta, su kuria nesisveikina, ar ne, jinai pyksta, su manim nesisveikina, o ta, kuri nesisveikina, tiesiog yra nemandagi, pavyzdžiui. Tai ta, kuri pyksta, turėtų pagalvoti, palauk, dėl ko, ar man yra labai svarbu, kad jinai su manim sveikintusi, ar man yra tai nesvarbu. Ar tai yra mano problema, kad jinai yra nemandagi, ar tai jos yra problema, kad jinai yra nemandagi. Ir kada tu tai pasvarstai, ar čia man kel dabar šitą klausimą, eiti skųstis, ko aš norėčiau pasiekti, ar ne, labai svarbus klausimas, ko aš noriu. Nes kartais žmonės ateina su savo konfliktais, kai jie papasakoja tos konfliktus, kada aš paklausiu, ko jūs norite pasiekti, pasirodo, kad jie nieko nenori, tik tai jie visą laiką nervavosi ir nežinia dėl ko. Teisybės. Jo, jie nori teisybės. Aš noriu pažiūrėti jam į akis ir aš noriu, kad jį pasikviestų viršininkas ant kilimėlio. Bet kas mano to geriau bus, dažnai, kad nelabai kas ir būna. Noriu, kad nubaustų, o kam tau to reikia. Tai Norvegijoje šitas, žinokit, to nesupras, nes jiem yra svarbu geranoriškumas, tu tavo vaikai eina į darželį, tai tu žinai, kad visi ten yra mokomi būti geri ir tikriausiai, ar ne? Namuose irgi bandom tą patį. Taip. Tai norvegai, tokie ir yra, jie tikrai yra geranoriški ir jie tikrai nori bendradarbiauti ir jie tikrai bando ieškoti kompromiso. Ir jeigu bus darbe kažkas tai tokio panašaus, tai tikrai viršininkas nepuls bausti to žmogaus, kuris jums nepatinka arba kažką tai jūsų manimu kažką blogai daro, bet paklaus, o kaip tu galėtum spręsti šitą situaciją, ką tu siūlytum, pavyzdžiui, o tikrai nepuls bausti. Tai va šitą reikia žinoti. Čia norvegiška yra tokia kultūra darbe. Tai dabar apie darbą truputėlį pabaigiam ir aš noriu pereiti prie valstybinių institucijų.
Daina, o sekundėlę, aš galėčiau pertraukti tave. Aš radau vieną funkciją, norėčiau, kad žmonės parašytų, paspauskite čiate 1, 2, 3 arba 4, parašykite, kelintą kartą jūs žiūrite webinarą mūsų. Mums būtų labai įdomu sužinot. O tada aš, Daina, paprašysiu, kad tu gal testum. Ar galima? Gerai. Tai dabar konfliktai valstybinėse institucijose. Ir čia yra labai dažnas dalykas ir ne tik imigrantai turi šitą konfliktą su valstybinė. Pavyzdžiui, NAVAS turi labai blogą reputaciją kažkodėl tai. Man tai, o tu neturėjai su NAVU niekad? Ne, aš kažkaip stengdavausi visados pats savo duoną užsidirbti, su NAVU tik tai turėjau reikalų, kai vaikus auginau, tai jie man mokėjo tėvystės pašalpą ir tik tai tiek. Tai ir dabar moka tuos vadinamus vaikų ten tuos pinigus, ar ne? Bar neturi? Tai taip, bet mama jūs moka, tai bet mes jos už darželius mokam, tai aš kažkaip Nebuvo sunku išreikalauti, nematai problemų ten komunikuojant? Ne, iš tikrųjų problemų nebuvo, atrodo viskas kaip ir geranoriškai buvo. Tai vad, bet kai kuriems žmonėms atrodo, kad labai sunku yra bendrauti su NAVU, bet iš tikrųjų panagrinėkim, kodėl tie konfliktai su institucijom kyla. Ir pirmiausiai turim prisiminti tos norvegiškos komunikacijos pagrindus, kad Norvegijoje yra maža galios distancija. Tai atstumas, pagarba, tiesumas, mandagumas, pasitikėjimas sistema, kad mes tikime, kad sistema viską padarys gerai ir taip, kaip reikia. Ir dialogas, o ne konfliktas, kada einate į valstybinę instituciją ir svarbiausia, iki tada pešunglį. Tai jeigu gavote neigiamą atsakymą, nepriimkite asmeniškai, tiesiog turėtumėte aiškintis. Tai dabar truputėlį pasigilinsime į šitą visą reikalą. Nu, vad gerai, kad atsiradai, nes man labai sunku matyti, žinai, be tavęs. Tikrai, aš tada nuleisiu taip. Jo. Tai dabar vėl ta galios distancija, jeigu tu atsimeni, kas tai yra. Lietuvoje yra didesnė galios distancija, apie kultūrinius skirtumus tos kalbėjom ir matavimų tas dimensijas. Tai va, viena iš jų yra galios distancija, tai Lietuvoje yra didesnė. Vat kaip tau atrodo Lietuvoje, jeigu tu nueitum į kokią sodrą? Ar tu lygiai taip pat kaip Norvegijoje elgtumėsi, ar tu elgtumėsi kažkaip tai kitaip, man tai? Aš galiu papasakoti labai trumpai potyrius savo praeitų metų. Mes praeitais metais važiavom daryti vaikų pasus ir pasirinkom Panevėžį tam, kad padaryti, ir nuvažiavus į pasų imigracijos tarnybą, pasirodo, mums reikėjo susitvarkyti gimimo liudymą, tam, kad susitvarkyti gimimo liudymą turėjom pasidaryti apostilę, tam, kad apostilę išsiversti, ir žodžiu, mes turėjom pereiti per visą sistemą, kaip žaidimai kompiuteriniam. Ir mes viską tą padarėm per vieną gerą dieną ir labai nustebino mane, nes labai pasikeitęs požiūris ir kažkaip mums pasisekė, kad viskas taip labai gražiai buvo bendraujama. Bet aš galiu pasakyti, kad aš nustebau, kad su mumis gražiai bendravo Lietuvoje, tai reiškia, kad labai neįprasta tai buvo. Dažniausiai būna, kad iš galios pozicijos žiūri institucijų darbuotojai į paprastus žmonės. Kad jie turi galią. Jo. Nu, man irgi su migracijos tarnyba buvo, bet čia jau seniai prieš daug metų, tai man nedavė to, ką aš norėjau. Aš buvau labai gerai ir aš bendravau kaip Norvegijoje tenais. Tai kada aš taip jau iš ten išėjau ir aš negavau ten to paso ir taip toliau, kitą dieną gavau, bet tą pačią dieną aš negavau. Tai man pasakė mano draugai, tu klausyk, jeigu tu eini ten, tai tu turi vos ne kumščiu ten stalą daužyti, reikalauti, tos bobosgi ten nieko nedaro, sėdi šiaip savo pasodintos. Dabar prasme, aš supratau, kad aš ne taip elgiausi, kad aš turėjau daugiau būti agresyvi, o aš tokia nebuvau. Tai va čia man buvo irgi tokia patirtis. Tai va šitas galios distancija, kad pas jūs neįsijungtų tas autopilotas, apie kurį aš jau kalbėjau, nes mes turim, aš pati turiu dar ją.
Tu su kažkuo tai bendrauji, tu galvoji, kuris turi daugiau galios, automatiškai. Ir prie to pritaikai savo bendravimą. Arba tu kažkaip tai visai jau laisvai bendrausi, arba tu truputį ten, jeigu su ambasadorium bendrauji, pavyzdžiui, tai tu jau, kitaip truputėlį, ar ne, man tai? Taip. Visiškai tokios lygybės mes nejaučiam. Tai kas liečia valstybinės institucijas, tai mes turėtumegi visgi tik tai žinoti, kad Norvegijoje tikimasi, kad ateina partneris, aš klientas, jinai yra tarnautoja arba jis, ir nei per didelio nuolankumo, nei per didelės agresijos mes turėtume nerodyti Norvegijoje. Dar ką pastebiu, kad imigrantai labai dažnai, čia ne tik lietuviai, bet čia iš mano tokių darbo pastebėjimų, jie turi tokius žodžius priklauso ir privalo. Man priklauso, tau privalo, žodžiu, jie privalo tą daryti. Tai ateina, kada į mokesčių tarnybą, kur yra tas mano paslaugų centras, kuriame aš esu, dirbu, ir ateina ir reikalauja kažko tai su tokiom frazėm, aš reikalauju ir taip toliau, tikrai nesukurs geros nuotaikos, žinokit, tenais. Kada žmogus toksai jau kaip sakant, užsigazavęs, gal prisiskaitęs Facebooko patarimų, kad reikia ten kažko tai reikalauti, nieko nebus gerai. Tas įsitikinimas, kad aš turiu išmušti kažką tai iš kažko, tai irgi. Jie tikrai dirba savo darbą ir jie daro tą, kas priklauso ir duoda tą, kas priklauso. Ir ten nieko neišmuši. Ypatingai, jeigu muši, tai nieko negausi. Ir dar kitas dalykas, tas pokalbio tonas. Žodžiu, tai čia man papasako tokį atsitikimą kai atėjo žmogus į Navą, man atrodo, per seminarą kažkokį pasakojo. Ir ateina su tokiu, sakiniu ir balso tonas, per jūs mano vaikai badauja ir mus išmes į gatvę, kiek aš galiu laukti pinigų, pasirodo, kad jisai negavo pinigų ten kažkiek tai laiko. Tai vietoj, žodžiu, kaip tu reaguotum, jeigu tu būtum tarnautojas tame Nave, kai tau tai pasakytų? Dabar, kaip pragyvenau 13 metų čia, pas mane šiek tiek keičiasi visas tas suvokimas. Tai galbūt jeigu nebūčiau išvažiavęs į Norvegiją, tai galbūt tas padarytų įspūdį, tas grasinimas ir galios rodymas, jeigu dar pridėtų sakinį, ar tu žinai, kas aš toks esu, arba ką aš pažįstu, tu čia greitai nebeteksi darbo, gal šiek tiek išgąsdintų. Bet dabar, gyvenant Norvegijoje, aš pastebiu, kad jeigu naudosi tą dalyką, tai tiesiog tau užsidarys ir viskas. Ir taip nebegausi nieko, nes toks jau yra, kaip agresija neatneša gerų rezultatų šitoj šalyje. Bet būtent, labai teisingai, todėl, kad yra taip, kad mes apie retoriką, tu tikriausiai žinai, nes buvo toksai klubas prie ambasados kažkada, tai oratoriaus menas. Tai retorika ir yra sudėlioti viską taip, kad tau pasisektų, kad tu įtikintum. Tai čia yra retorika. Ir jeigu žmogus ateina su tokiu sakiniu Norvegijoje, tai jis tikrai neįtikins nieko. Jisai tiesiog padarys taip, kad nieko jisai negaus. Jam nepasiseks. Ir dar kitą dalyką pastebiu, čia jeigu tu iš tų istorijų tokių migrantų pasakot, ateina žmogus, pasako, kad jisai dirbo labai labai daug metų jau ir dirbo daug metų pas tą patį darbdavį ir dirbau 10 metų, bet dabar noriu priduoti. Priduosiu aš apie jį viską surinkau, jisai mane išnaudojo ir visus kitus ir yra dar 10 žmonių, kuriuos jisai išnaudojo, jie bijo ateiti, jisai slėpė mokesčius ir aš dirbu restorane ir jisai, sugedusią mėsą naudojo, ten kažkokią supūvusią klientam šėrė, bet pridėdavo prieskonių ir aš viską turiu ir aš turiu pokalbius kažkokius, tai jisai duoda pokalbius, telefoniai rašytus, kurie ten kokie uzbekų kalba, tie pokalbiai, žodžiu, neturi jokio ryšio. Ir nori, sakau, klausimas tada yra, ko jūs norite, ko jūs siekiate. Tai po to paaiškėjo, kad jisai nori, kad nubaustų darbdavį pradžioj. Bet po to jau, kai toliau tu kalbė, tai pasirodo, kad jam kažko tai nedavė 10 000 tas darbdavys. Žodžiu, kažkas tai nedamokėta ir jisai ateina su tokia istorija kažkokia tai visiškai be ryšio į valstybinę instituciją ir pateikia ją, tai yra labai nedalykiškas toksai kreipimasis, visiškai nereikalingas.
kompromato tas rinkimas ir kas kaltas nustatymas. Aš galiu pasakyti taip, kad su tokiom istorijom labai dažnai niekas nereaguoja, nes jos tikrai skamba labai nerimtai. O kaip tau atrodo, man tai tokia istorija? Tai vat ta istorija tikrai taip, o tai kur tu 10 metų buvai prieš tai, bet tada iškyla klausimas, kaip tada tokius dalykus spręsti. Nu tai kad spręs labai sunku, tada reikalingi dokumentai, bet kartais net ir dokumentų atsineša visą maišą ir tada tau paberia, žodžiu, ir tu atseit turi rūšiuoti, bet jų niekas nenori rūšiuoti ir niekieno nedarbas yra juos rūšiuoti, tuos dokumentus. Tai va tai yra žmonės tokie, kurie nelabai pasiruošę ateina ir dar pailiustruosiu dar kitų paveikslėlių, žodžiu, aš papasakosiu viską, kaip buvo ir tada pasipila ta vadinama verbalinė, žinai, čia negražu, diarėja tokia, žodžiu, daug žodžių. Kitas dalykas, pridėkime, kad žmogus, imigrantas, jisai kalba, mes kalbam gerai angliškai ir norvegiškai. Mes taip galvojam, aš irgi taip galvojau. Ir aš galvoju, kad aš jau be akcento kalbu, kol aš galų gale po 30 metų supratau, kad aš be akcento nekalbėsiu niekada. Nes visiškai kitaip išmoksti kalbą, kai tau virš 30 metų yra, kai tu atvažiuoji. Bet labai dažnai migrantų yra ta klaida, kad jie puikiai susikomunikuoja angliškai. Ir papila tą visą savo istoriją, kai viskas buvo. Ir ta istorija yra tokia, kad darbuotojų įeina pro vieną ausį, o išeina pro kitą ir visiškai jisai negirdi tos istorijos. Nes, tikrai tokių istorijų pasakoti nereikia. Tai reikėtų pasiruošti, reikėtų labai trumpai viską susirašyti, konkrečiai su faktais ir su savo klausimu, ko tu nori, ko tu sieki su šituo savo kreipimosi į viešąją instituciją. Tai vat. Aš sutinku labai daug visokių migrantų ir tokių, kurie ateina su tais maišais ir su tom savo istorijom. Ir tokių, kurie ateina su sąsiuvinuku ir viską parašyta jau, ko jisai nori ir po to, ką tu jam papasakoji, viską užsirašo ir klauso, nepertraukinėja. Tai kaip tau atrodo, koks imigrantas, kuri grupė pirma ar antra gaus daugiau informacijos? Tai žinoma, kad antra, aš tai kaip tik norėčiau galbūt pridėti nuo savęs, kad aš tiek ir savo gyvenime naudoju tą patį dalyką, tiek ir greičiausiai tas iš to išeina patarimas, kad labai dažnai, jeigu nori išspręsti kažkokią tai problemą arba pasidaryti kažkokius darbus arba susikontaktuoti su žmogum, tai reikia žiūrėti ne iš savo perspektyvos į tą žmogų, bet žiūrėti iš to žmogaus perspektyvos, kaip tu kreipiesi į jį ir kaip jis į tave mato. Jeigu, geras tavo pavyzdys buvo, kad jeigu ateina žmogus pilnas tiek daug verbalinės dėrėjos, tiek jis pila, tiek jis daro, tada reikia pažiūrėti, kaip tu atrodai kitam, nes kitas neturi to emocinio fono tavo problemoje ir jisai tiesiog mato tai kaip kažkokį tai naują dalyką. Neturi emocinio ryšio su tai. Bet jeigu viskas yra konstruktyvu, jeigu viskas yra aišku ir jeigu viskas yra su galutiniu tikslu, tai reiškia, ko tu nori, man atrodo, čia yra visų komunikacijų, nesvarbu, kur tu gyveni, čia, man atrodo, visam pasaulyje yra ta pati taisyklė, kad jeigu tu ateini pasiruošęs, jeigu tu visą savo siūlų kamuolį, minčių kamuolį sudėlioji, susidedi, patiki svetimam žmogui aiškiai ir suprantamai, tada, man atrodo, galima atrasti labai daug sprendimo būdų ir išspręsti daug dalykų. Taip, tai visą laiką šitą, ir tuo labiau atsiminkim, kad ne psichologai tenai sėdi, ten ne kažkokie, tai tu negali nueiti ir kažko tai įsivaizduoti, kad jisai tavo visas problemas išspręs ir šeimos, ir tavo pinigų neturėjimą ir dar kažką tai. Nes aš irgi pažįstu ir seminaruose dalyvauja, mes ten su žmonėm ir iš Navo, ir iš Skatų, ir iš visur. Ir jie kalbasi apie šitos dalykus ir kaip būna kokie imigrantai ir kokie ten klausimai būna ir ką jie patiria ir kaip jie reaguoja visą tą. Tai aš žinau, kad nors yra visuomeniai tokia nuomonė kartais, skaitau Facebook'e, kad ten kažkokie sėdi bukagalviai, nieko neišmano, pasodinti kažkokie tai tenai šiaip sau. Iš tikrųjų taip tikrai nėra, ten yra žmonės, kurie tikrai išmano ir jiem rengiami ir reiškia, mokymai ir taip toliau,
kurie ir mokomi ir bendrauti, ir viso to, ką jie turėtų atsakyti. Bet kadangi ateina žmonės neadekvatus, vat, kaip tu sakei, su kažkokiom tai istorijom, kur ten nei pradžios, nei pabaigos nėra ir jokio klausimo, tie žmonės paprasčiausiai, tie, kurie aptarnauja, ar telefonu jie aptarnauja, teikia informaciją Navas, pavyzdžiui, ar ten sėdi prie to langelio, jie išvargsta labai smarkiai. Jie išvargsta ir jie tikrai gali būti, kad po daug metų jie ir atbunka, sakyčiau, nes jie tiesiog jau iš pirmo žvilgsnio nustato tokį rėksnį ir automatiškai blokuojasi. Deja, yra tokia situacija, bet kada jam tu esi galbūt 10 klientas šitą dieną, o tau tai yra atvejais, kada tu nuėjai pirmą kartą per 5 metus, tai atsiprašau, jeigu taip jau nuėjai, tai tada pasiruošk, ar ne? Mums labai norisi išpilti viską, ką 5 metus kaupiai ir ant to žmogaus, kuris išspręs problemas. Ta visą kibirą, žinai, išversti. Ir mūsų toksai vienas dirba indas ir jisai sako, jie nori, kad išspręstų visas problemas, net sako, ateina pas daktarą ir prašo padaryti pedikiūrą, žinai. Daktaras nedaro juk pedikiūro, nei manikiūro nedaro. Tai dabar kitas klausimas, kur mes einame, nes yra labai daug tokios klaidingos informacijos ir internete, pavyzdžiui, toksai sublokavimas šitų 2 žodžių SCAT-NAV. Nes aš žinau, kad buvo kažkada tai ir tokia Facebooko grupė, gal ir dabar yra, kuri vadinasi SCAT-NAV ir kažkokios tai įmonės, kurios neva tai konsultuodavo SCAT-NAV klausimais. Tai, aš nežinau, ar tavęs klaus, ką reiškia SCAT-NAV, ar galima į vieną krūvą dėti institucijas. Kaip lietuvių kalboje irgi yra tokių oksimoronų, kaip medinės, stiklinės arba juodi baltiniai, tai SCAT-NAV irgi tokie 2 skirtingi poliai ir sudėta į vieną. Juodas sniegas, jo oksimoronas, iš tikrųjų meninė priemonė. SCAT-NAV, skatas yra, kur tu moki mokesčius, tai į biudžetą surenka jie pinigus, o NAVas yra, kuris dalina iš to biudžeto ir išskirsto, kai žmogui reikia. Tai 2 skirtingos visiškai institucijos. Į vieną krūvą jas ten mest tikrai negalima, bet imigrantam, dar jeigu jie yra tik naujokai, Norvegijoje tai labai dažnai atsitinka taip, kad jie gal ir sudeda ir po to nebežino. Jeigu jie atėjo į skatą, taip aš dirbu skatę, daug žmonių, kurie ateina su NAVo klausimais, tokie pasimetę. Reikia žinoti, kad įstaigos turi kompetencijas ir ribas ir tikrai tau skatas neatsakys navinių klausimų, nes jie paprasčiausiai nežino, o jeigu jie ir žino, jie neturi teisės atsakinėti. Tai eiti ne tuo adresu tikrai yra prarastas laikas ir be to tikrai negali išspręsti visų problemų ir netgi tikrai neturi tau pasakyti, kur tau eiti. Tikrai, skatas neturi tau surasti NAVo kontoros, kur tau nueiti, pavyzdžiui, taip toliau. Ir tuo labiau pažeisti situacijų, reiškia pažeisti įstatymą dėl jūsų situacijos. Irgi net nesirengia ir nedaro šito. Tokios institucijos, kurios daro viską, yra tokios laisvanoriškos organizacijos, pavyzdžiui, Caritas. Tai ten galite eiti ir ten jums galbūt pasakys viską. Ten tokie savanoriai dirba, informuoja žmonės. Bet sako, čia su visą derama pagarbą savanoriams 9 amatai, 10 badas. Tai jeigu žmogus yra apie skatą, ir apie navą, ir apie žieminės padangas, ir apie viščiukų perėjimą žino, tai galbūt kažkurioje vietoje biškį trūksta žinių. Tu teisus, kokybė ten tikrai gali būti abejotina. Dabar, ar tu kada nors esi rašęs tokį daiktą kaip klagė? Jo, esu iš tikrųjų rašęs, esu dėl parkingo rašęs. Man atrodo, ne vienas mes esam klaginę parkingą. Ir galiu pasakyti, vieną kartą pasisekė. Vieną kartą tik, o daug kartų rašai? Kokius 5 gal? O ja. Aš tau galiu pasakyti, kad aš niekad nerašiau klagę prie tiek metų. Dar daug dalykų tau galima patirti šitą šaly. Pasirodo, tai tu už mane turi daugiau patirties šitoj vietoj. Šitoj vietoj jo. Jo, bet aš, reiškia, skundas, klagė yra skundas, bet oficialus skundas.
Tai mes rašome, kada gavom sprendimą, tai tavo sprendimas yra, kad tu turi sumokėti pinigus parkavimo ten įmoniai kažkokiai, ir tu rašai skundą, kad tu nenori mokėti su kažkokiais argumentais, kodėl tu turėtum nemokėti tų pinigų. Nesutinkate su sprendimu arba pateikėte papildomos informacijos, kad, pavyzdžiui, neteisingas tas buvo sprendimas. Ir jie tada turi peržiūrėti jūsų skundą tą ir tada jums duoti atsakymą. Nes skundas yra toks rimtas reikalas, aišku, turi būti rašyti ne bet kam, bet į tą instituciją, kuri reikia. Kitas dalykas yra, kas lietuviškai irgi verčiamas skundas, tai sakysim, pavyzdžiui, čia jau kalbos dalykai. Norvegijoje, darbo inspekcija Norvegijoje sako tips os, tai praneškite mum, bet lietuviškai verčiasi parašyti skundą darbo inspekcijai. Bet iš tikrųjų tipsas yra ne skundas. Pavyzdžiui, tipsą mes duodame netgi, vadinasi, tipsę serviteur, tai yra duoti tipsą kažkokių pinigų, arbatpinigus, ar ne? Tai tas pats arbatpinigus čia duodi tu darbo inspekcijai. Iš tikrųjų, darbo inspekcijai, kada tu parašai tą tipsą, darbo inspekcija tau neprivalo nieko atsakyti, kai kurie galvo, kad privalo, iš tikrųjų ne, ir tu gauni informaciją, kad mes jūsų peržiūrėsime tą tipsą ir nuspręsime ar eiti ar neiti patikrinti tavo darbo vietos, bet daugiau mes tau neatsakinėsim. Vat kame yra skirtumas. O pavyzdžiui, toksai skundas policijai vadinasi anmeldelse, tai yra pranešimas policijai, vėl kitaip, bet lietuviškai irgi verčiasi kaip skundas policijai. Tai kai parašote skundą policijai, irgi dažnai, kad jie netirs, bet jau tada gali būti, kad jie netiria, bet jie tada jums praneš, ką, reiškia, jums toliau daryti. Tai dabar skundų nagrinėjimas irgi labai svarbus dalykas, nes mes labai dažnai gauname tokių priekaištų, ir skundų vėl, kad nieko nedaro. Kad nieko nedaro, parašiau skundą ir nieko neatsitiko. Nieko negavau atsakymą. Tai skundai nagrinėjami yra pagal forvaltningsloven, tai yra administracijos įstatymą. Ir yra labai įdomu, kad Norvegijoje yra skirtingas terminas įvairių institucijų skundų nagrinėjimo. Nėra vieno termino, nėra taip, kad per vieną savaitę arba ten per kažkiek dienų, kaip Lietuvoje, griežčiau yra tarp kitko žiūrima. Šitą tiksliai nežinau, bet žinau, kad griežčiau. Bet iki 4 savaičių dažniausiai, bet gali būti ir trumpiau. Ir jeigu turite teisę apskųsti sprendimą, rašote skundą, tai jau toje teisėje, kur jau sprendime parašyta jums, per kiek laiko jums turi į skundą reaguoti ir kaip reiškia, atsakyti, per kiek jums turi atsakyti. Tai jūs turite teisę gauti motyvuotą atsakymą. Ir, aišku, jisai gali būti labai sunkiai juridinė kalba parašytas. Tai, aišku, jums reikės galbūt pagalbininko, kad išaiškintų tą jums skundą arba atsakymą į skundą jūsų. Ir dar kitas dalykas yra svarbu, kad jau pasakiau, kad nelaukite. Jeigu parašėte tipsą darbo inspekcijai, kadangi aš dirbu darbo inspekcijai, tai žinau, nelaukite atsakymo iš darbo inspekcijos dėl jūsų tipso, nes tikrai jo negausite. O sakyk, Daina, skundus klages galima rašyti praktiškai visur, kur tik tai yra priimtas, kur institucijos priima sprendimą? Tai reiškia, labai dažnai. Pabaig, atsiprašau. Ne tik tai parkavimas, bet ir tarkim, nežinau, ten vaikų darželiai, kažkokie komunos nuspręsti dalykai. Visur tose vietose Norvegijoje galima klaginti. Ar tam tikros tik tai vietos, kur tu turi teisę parašyti, o kitur net nesikišk? Ne, kodėl? Tu visada gali parašyti kažkokį tai ir skiriasi tipsas arba kažkoks pranešimas, pavyzdžiui, reiškia, varna, šita institucija yra rašomas net ne joks neskundas, bet irgi vadinasi bešimrinksmeling, susirūpinimą keliantis pranešimas apie kažkokią šeimą. Tai jie turi skirtingus pavadinimus, bet tai nėra klagė. Nes klagė yra toksai juridinis terminas, tai yra dažniausiai apie sprendimą, kurį priėmė kažkokia institucija, pavyzdžiui, tau davė baudą, kaip tu sakei, arba darbo inspekcija tau davė sankciją kažkokią tai.
Ir ten jau tada parašyta su ta sankcija, su raštu apie šitą sankciją, ten apačioje dažniausiai yra rašoma, du kan klage, kad tu gali apskūsti šitą dalyką per tiek ir ten visa ta informacija, kaip tu turi parašyti klagę ir kam tu turi parašyti tą klagę. Čia yra juridinis terminas, tas klagė. O visi kiti, nors lietuviškai verčiasi kaip skundai dažnai, iš tikrųjų nėra juridiškai tokie svarbus. Ir jie tai yra tik pranešimas, tik kažkoks tai galbūt pastaba, sakysim, ir taip toliau. Ir tada jokio reakcijos, jokios negali būti, negalite laukti iš tos institucijos. Nors ir jūs užrašysite ant to rašto, kad tai yra klagė, bet tai nebus priimta kaip juridiškai labai svarbus skundas. Ar aš paaiškinau, kad suprastum tu? Aš norėčiau iš tikrųjų, naudodamasis tą pertraukėlę, paprašyti žmonių, parašykit kažkokį komentarą, biškį pabendraukit su mumis. Ne tik tai tada, kada Daina buvo užstrigus, mes gavom 8 komentarus, visi parašė, o dabar kai Daina pasakoja tyliai. Ar jūs sekat, ar ne per greitai informaciją pasakojimą? Galbūt reikia jums šiek tiek kažkaip lėčiau pasakot, gal papasakokit biškį, prisidėkit prie mūsų webinaro, prisijungkit. Tai yra prieš paskutinis webinaras, kitą kartą bus paskutinis, dėl to biškį pagyvinkit jį, gerai? Taip, Daina, galim tęsti. Jo, tai va, tai mes apie tą think tartyt, tos 3T mes žinom, ar ne, užtrunka šitie procesai. Ir va, jeigu tau kažkas, Jaroslavas, smagu, jeigu kažkas tau neatsako, ką tu darytum man tai? Kaip tau atrodo? Ar tu piktum? Aš žinok, esu labai gerai pasimokęs. Aš dirbu tokį darbą, kur aš bendrauju su žmonėm ir man kartais reikia skirtingose miestuose susirasti tam tikras patalpas, kur aš galiu pakviesti pas save žmonės. Ir aš galiu tu papasakot istoriją, konkrečią istoriją apie Bergeną, kaip aš Bergene prieš 3 metus pirmą kartą bandžiau susirasti patalpas. Aš žinau, kad Bergene gyvena daug lietuvių ir visi norėtų susitikti, tai aš Bergene išsirinkau kokias 10 gal skirtingų patalpų ir aš turiu tokią savybę, kad jeigu aš kažkaip sugalvoju, jeigu aš kažkaip įsitikinu save, kad aš padarysiu, tai aš tikrai per galvą versiuosi ir tikrai padarysiu. Ir žinok, Bergene nepavyko man susirasti salės. O aš galiu pasakyti, dėl ko. Aš supratau tik tai paskui. Nes aš esu pratęs spręsti reikalus tiesiog. Komunikacija pas mane vyksta, jeigu aš neturiu kitų dalykų, kitų darbų, aš labai stengiuosi išspręsti klausimą kuo greičiau, užsidaryti ir turėti atsakymą. Bet aš labai išgąsdinau norvegus ir tai pastebėjau net 10 skirtingų vietų, kad aš įvykdau pirminę komunikaciją, aš po paros arba 2 parų gaunu atsakymą, aš iš karto per keletą minučių išsiunčiu vėl atsakymą su konkretumu ir tada aš gaunu atsakymą po 3 parų vėl, aš tada vėl jiems iš karto per keletą minučių išsiunčiu ir tada negaunu atsakymą iš viso, tada aš jiems skambinu ir tada jie vengt manęs pradeda ir toks gaunasi dalykas, kad aš naudodamas tą spaudimą esu sudeginęs labai daug kontaktų vien dėl to, nes išsigąsta žmonės mano tokio tiesmukiškumo. Tai čia labai gerai pasimokau, kad Norvegijoje think tartyt. Labai geras pavyzdys. Ir visi, kurie atvažiuoja ambasadą dirbti, čia anksčiau aš atsimenu irgi ir dabar tikriausiai, kurie sako, kad čia neįmanoma, tu niekad neatsako, verslininkai, kiek kartų kalbėjau, kurie lygiai tą patį pasako, kad tu normaliai pradedint, tai dirbam žmonės, atsakykit šiandien per valandą. Ne, laiko reikia labai lėtai, viskas vyksta labai lėtai. Tai va šitą reikia atsiminti ir neskubinti, todėl kad skubėjimas tikrai pablogins tik tai situaciją. Aš tokį labai gerą pavyzdį, aš labai trumpai šitą labai gerą pavyzdį, mes buvom su šeimyna šventėm vaikų gimtadienį fermoje. Norvegai turi tradiciją, ateini su vaikučiais į fermą ir žodžiu, per gyvūniukus vaikštai. Ir jie pamokė, kaip prisijaukinti, ten tokie eriukai buvo. Kai tu eini prie eriukų, jie nuo tavęs bėga ir jie lekia nuo tavęs. Bet jeigu tu atsisėdi vietoj, tiesiog atsisėdi, eriukai apsižiūri ir tada patys tau atsėda ant kelių. Tai lygiai taip pat man tokia paralelė išėjo irgi su norvegišku bendravimu. Jeigu tu gaudysi juos,
tada jie bėgs nuo tavęs ir bus taip kaip man Bergenė. Aš bandžiau susirasti prieš 3 metus, prieš 2 metus ir jie atsiminė mane po metų laiko, kad aš tas beprotis, kuris dabar padaryti nori iš karto. O jeigu tu tiesiog ateisi, pas ėriuką į gardą, atsisėsi, jisai apsižies ir ateis pas tave, tai vat, man atrodo, čia ir yra tas pavyzdys, kad taip labai ramiai, neskubant ir prisiviliosi tau reikiamą kontaktą. Nu, labai gražus pavyzdys, tikrai. Labai dažnai tikrai patartina taip elgtis. Tai va dabar, jeigu efektyviai komunikacijai, o čia viskas vėl susipinė, tai visų pirma, konkretumas, aiškumas, faktai, pagarbus, mandagus, neutralus tonas, klausti, nereikalauti, pasidomėti instituciją iš karto, iš anksto, žinoti, ko norite, ko tu nori, ar ne, ir su konfliktais irgi žinoti, ko aš noriu. Labai dažnai žmogus turi atsakyti savo į klausimą, ko aš noriu tą darydamas. Ir jeigu raštu, tai labai aiškiai, labai struktūruotai. Ir po to ant galo dar aš noriu pakalbėti apie vieną tokį irgi dalyką, fenomeną, kuris visame pasaulyje jau yra, bet kaip tau atrodo, ką šitas paveikslėlis vaidina? Tai yra rodo. Vaidina. Greičiausiai, kad kažkokią informacijos paskeitimą? Jo, čia yra apie skaitmeninę komunikaciją. Lietuvoje lygiai tas pats, jungiamės ten su savo kažkokiais tai pin kodais ir ne, su passwordais ir taip toliau, slaptažodžiais. Tai Norvegijoje irgi yra tokios 2 institucijos, labai daug paslaugų, tarp kitų Lietuva labai pirmauja savo skaitmeninę komunikaciją. Norvegija irgi lygiai taip pat. Ir aš mačiau, kadangi aš dirbu 20 metų šitą savo darbą informacinį, tai aš pamačiau, kiek pasikeitė, kiek dabar pas mus netgi darbo inspekcijos atsakinėja chatbotas, tai yra robotas, kur gali parašyti klausimą lietuviškai ir jisai tau atseit atsakys. Na, aišku, ten atsakymai tokie irgi dar abejotini, bet šitas dalykas jau vyksta. Bet kas yra svarbiausia, kad skaitmeniniu būdu yra 2 platformas, jūs turite žinoti, labai jos yra svarbios, tai yra Helse Norge ir Altinn. Tai Helse Norge yra sveikatos paslaugų, kur susirašinėjimas su gydytoju, atnaujinimas savo receptų, vizitų užsakymas, atšaukimas, tas labai svarbu, žinokit, kad jeigu neatšaukėt vizito 2000 kainuoja, pavyzdžiui, žinojai tą? Jo, jau parašo jie savo laiškuose. O Altinnas tai yra bendravimas su viešosiomis valstybinėmis institucijomis. Tai formos, deklaracijos, ten bendraujate su skatu ir su darbo inspekcija taip pat. Ten ateina visi jūsų valstybiniai laiškai iš valstybės institucijų, ir ten jūs turite jūs perskaityti. Šitą informaciją labai svarbi yra verslininkam, nežinau, ar kažkas tai žiūri, bet gal Jaroslavas yra verslininkas, man atrodo. Tai jeigu ateina, kokio principo laikosi, pavyzdžiui, darbo inspekcija, kad jeigu mes ir išsiuntėme laišką į jūsų, Jaroslavai, žodžiu, jeigu išsiuntėme laišką darbo inspekcijai jūsų Altino pašto dėžutę verslininkui, tai jūs privalote, mes matome, kad tu neatidarei to pašto dėžutės ir to laiško neperskaitai. Bet mes skaitome, kad mes jį išsiuntėm ir tada žmogaus atsakomybė ir prievolė yra jį perskaityti ir atsakyti ir reaguoti. Nes galima skirti netgi baudas ir visokias nuobaudas už laiškų neperskaitimą ir, sakysim, gali ten būti, pavyzdžiui, raginimas suteikti kažkokią informaciją iš skato arba iš mokesčių, tai yra darbo inspekcijos, o jūs neatsidarote to laiško, neatsakote mum, o mes laikome jau mūsų požiūrių, jūs turėjote, jūsų prievolė atsidaryti, to nepadarėte, reiškia, mes jūs vis tiek bausime ir ta bausmė, kuri ten buvo, pavyzdžiui, toj korespondencijoje parašyta, jinai gali įsiteisėti. Tai šitą labai svarbu žinoti ir tuo skaitmeniniu būdu yra labai svarbu bendrauti. Ir, aišku, palengvina galbūt visuomeniai, todėl kad popieriaus sutaupom, medžių mažiau iškirs, tikriausiai, ar ne? Tai šitą reikia žinoti, kad čia šitas aišku, bus sunkiau seniem žmonėm, jie ten tų nesuspaudžia skaičiukų
ir pradeda blogiau matyti ir taip toliau. Tai aišku, turi iššūkių visas šitas dalykas. Yra daug lengviau nueiti į instituciją, pasakyti kažką, tai ir tau viską atsako ir viską už tave padaro. Bet šito dalyko labai mažėja dabar. Ir mes turime išmokti to vadinamo skaitmeninio raštingumo. Visi, ypatingai Norvegijoje, turi šito išmokti. O kai yra ta dar svetima kalba, tai yra tikrai sunkiau. Bet reikia vis tiek eiti su laiku ir bandyti šitą prisijaukinti skaitmeninę, kaip ir Norvegija, taip ir skaitmeninę komunikaciją. Absoliučiai. Čia yra neišvengiamas, man atrodo, 21 amžiaus dalykas. Daina, mes dar turim vieną Jaroslavo klausimą, kuris šiek tiek anksčiau buvo parašęs. Čia gal ne į temą dabar biškai, bet žiūrėk, jisai klausė tokio galbūt retorinio klausimo. Kokią geriau pasirinkti taktiką su norvegiška institucija? Ar reikalauti remiantis įstatymais, ar maldauti? Tai reiškia, jisai pasirinko du polius, ar daužyti stalą. Man čia privaloma, ar kad eiti per tą žmogišką pusę? Nu, tai reikalauti nesakyčiau, bet maldauti irgi nereikia, tai sakiau, nei nusižeminti, nei kažkaip tai susireikšminti reikalauti nereikėtų, bet jeigu jūs turite įstatymus, pagal kuriuos jums kažkas, tai jūs galvojate, kad turėtų jums atsakyti, ar kažką tai suteikti, tai žinoma, kad geriausiai įstatymus parodyti ir pasakyti, kad įstatyme parašyta, bet mandagių tonų. Bet aš atradau tokį įstatymą, kuriame yra parašyta tas ir aš tada manyčiau, kad galbūt aš galėčiau gauti iš jūsų šitą ir tokią paslaugą arba atsakymą į mano klausimą. Nu, tokiu tonu. Tiesiog tono dalykas čia yra, mandagumas paprasčiausiai. O to mes kartais nemokame. Ar mes turim daugiau skaidrių? Ne, daugiau nebeturim skaidrių. Nu ką, fantastika, tai man atrodo, šiandien yra prieš paskutinę mūsų transliaciją, nepatikėsit, bet mes jau 11 transliacijų padarėm. Prieš tai dar mes su Daina turėjom tokį projektą kartu su jos darbovietė, tai mes darėme 3 webinarus darbuotojams, 3 webinarus darbdaviam. Gavę jūsų palaikymo ir jūsų peržiūrų mes nusprendėm padaryti tokį 12 dalių webinarų ciklą prisijaukinti Norvegiją, tai daug turėjome tų laidų, tai mano patarimas dar kartelį yra tas pats, kai visą laiką apsilankykite pas Dainą puslapyje, gyvenu norvegija.no, tenai Daina jau daugybę metų rašo straipsnius, tikrai gerus straipsnius, rašo būtent aktualius dalykus. Tai ką realiai jinai pateikė per webinarą, tai realiai jinai savo šitam gyvenu Norvegijoje, mes blogu galim pavadinti, ne? Tinklaraštė yra aptarus daug kartų iš visų įvairiausių skirtingų kampų. Taip pat, jeigu turite Facebooką, o be abejo turite, nežiūrite tą transliaciją, būtent nueikite į 2 grupės, gyvenu Norvegijoje ir dirbantiems Norvegijoje, tie, kas turi savo verslus, tai galbūt dirbantiems Norvegijoje, tie, kas greičiausiai domisi šiaip kažkokiu tai gyvenimu ir kultūriniais skirtumais, apsilankykite gyvenu Norvegijoje, didelės grupės, Daina ten labai dažnai sukuria įvairiausių apklausų, pavyzdžių, įdeda straipsnių, tai siekite tą dalyką ir jeigu norite padėkoti už mūsų daromą turinį, tai yra tokia platforma buymecoffee.com/galima, ten galite mums paaukoti arba 1 puodelį kavos, arba 2, arba 3, arba jūsų pasirinktą puodelį kavos kiekį, kurį mes panaudosim apmokėti būtent Stripe'o StreamYardo abonementų, nes ta platforma yra mokama, bet taip galite prisidėti. Tai va, ponas ir ponai, man atrodo šiandien tiek. Ar kada mes Daina susitinkam dabar kitą kartą? Mes čia su tavim padarėm gerą pertrauką, ar mes kitą savaitę susitinkam antradienį, ar gegužės 5? Gal pasidarom gegužės 5 paskutinį kartą. Gerai. Tau tiks? Super. Gerai. Tada dar temos, aš žinok, neturiu, bet pasitarsim dėl jos. Padarysim staigmeną, padarysim bombą. Labai gerai, aš paskelbsiu gyvenu Norvegijoje ir paklausiu jūsų, ko jūs norite paskutinį mūsų webinarą išgirsti. Padarysim paskutinį webinarą plėtkus apie karališką šeimą. Juokauju. Norėjau pasakyti, kad ką tik tai žinot, siūskit mums, mes tada galėsim aptarti gyvai. Ne, juokauju. Padarysim kažkokią tai normalią, įdomią temą. Tai va, dar kartelį 3 dalykai. Facebook grupės gyvenu Norvegijoje dirbantiems Norvegijoje,
Dainos tinklaraštis gyvenu Norvegija.no ir jeigu norite prisidėti prie transliacijos išlaikymo, buymeacoffee.com/galima. Ponas ir ponai, su jumis buvo laidos moderatorius Mantas Simaitis ir ekspertė ir mūsų webinaro autorė Daina Bogdaninė. Ačiū Jums labai ir iki kitų kartų. Ačiū Mantai. Viso gero. Viso geriausio.